Dieviško išmintis, stovėkime pagaliai, pasiklausykime šventosios Evangelijos, ramybė visiems. Ir tavo dvasiai. Skaitinys iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. Dėmėkimės. Anuo metu Jėzus sušaukęs 12 ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai keliaujame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš geriu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštijamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus jiems pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Garbė tau, Viešpatie, garbė tau. Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sėskite. Štai kas nori būti didžiausias, tebus jūsų tarnas, o kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebus vergas. Štai taip griežtai Jėzus pasakė: ne šiaip nebūkit pirmas, nesistengkit išpuikę rodyti savo valdžią, savo galią, kad kiti bijotų, kad kiti gerbtų dėl to. Ne šiaip pasakė, kad taip negerai, o sulygino, kad tokie žmonės turi būti tik tarnais, maža to vergais kitiem. Reiškia, taip negalima, taip nepriimtina žmonėms, o tuo labiau krikščionims. Tarp jūsų yra ne taip pasakyta. Turbūt šiandien dar, nors ir po tiek laiko, dar mes turėtume pasakyti, jog tarp mūsų turėtų būti ne taip. Jėzus sako, kad yra ne taip, bet dar dėja nuodėmė veikia ir mumyse ir turėtų būti ne taip. Taigi nuolankumas yra labai labai didelė svarbi dorybė, labai reikalinga.
To siekiam, žinoma, atgailaudami, ypač gavėnios metu, nes atgaila yra tas kelias, tas pagrindas, kuriuo einam link kitų dorybių. Atgaila ir nuolankumas, nes jeigu mes būsim išpuikę, žinoma, nieko negausim, jokių dorybių. Mes galėsim pasisavinti savo ten kažkokių gerybių žemiškų, ar turtų, ar tos pačios valdžios, ar dar ko nors, kada būnam išpuikę, bet tų dvasinių gerybių mes tikrai negalim jų nei gauti, nei pasisavinti, nei išturėti, jeigu net Dievas ir duotų, dovanotų mums, jisai nuolat rūpinasi, nuolat, galima sakyti, vis mums rankose savo atneša, imkit šitas dorybės, bet mes negalim jų paimti, nes esam išpuikę ir net gailaujam dėl to. Ir štai Šventoji bažnyčia 5. gavėnios sekmadienį pateikė didį ir nuostabų pavyzdį Šventosios Marijos Egiptietės gyvenimą. Jos gyvenimas prasidėjo nuodėmėje. Ji pati neslėpė, kad buvo pavergta aistrų, gyveno be gėdos ir susivaldymo, tačiau vieną kartą Dievo apvaizdos vedama ji panoro įeiti į Kristaus prisikėlimo šventovę Jeruzalėje, kad pagerbtų šventąjį kryžių. Ir tuomet įvyko kažkas bauginančio, bet išganingo. Nematoma jėga jos neįleido į vidų. Ji bandė vėl ir vėl, tačiau negalėjo įeiti. Tada pirmą kartą jo širdyje gimė tikra atgaila. Ji pamatė savo gyvenimą, neteisindamasi ir nekaltindama kitus, bet taip, kaip jį mato Dievas. Ir kreipdamas į Dievo motiną, jį davė pažadą pakeisti savo gyvenimą, nelikti tokia, kokia buvo iki šiol. Nuo tos akimirkos ir prasidėjo tas jos didysis žygdarbis, dėl kurio mes gavėnios metu kiekvieną kartą ją ir prisimenam. Ji išėjo į dykumą už Jordano ir ten praleido ilgą laiką visiškoje vienumoje, kovodama su savimi, savo aistromis ir savo praeities prisiminimais. Tai nebuvo romantiškas šventosios gyvenimas. Tai buvo sunki dvasinė kova. Kova, kuri truko ne vieną dieną, net ne gavėnios metą, kaip mes dabar pasninkaujam 40 dienų. Šita kova ir labai nuožmi, sunki kova truko dešimtmečius. Mums bažnyčios tradicija sako, jog 37 metus. Ja kankino alkis, troškulys, šaltis, tačiau dar labiau prisiminimai apie ankstesnį nuodėmingą gyvenimą. Taip nuodėmingą, bet turėjo tada ir ko pavalgyti, ir kuo apsirengti, ir buvo šilta, ir taip toliau, ir visokių gerybių ir komforto. Žinoma, pasiekto taip, per nuodėmę. Ir tie prisiminimai taip pat kankina. Ji pati sakė, kad ilgus metus degė buvusių aistrų ugnis ir tik per ašaras, maldą ir kantrybę ši ugnis pamažu užgeso. Kodėl būtent didžiojo pasninko gavėnios metu bažnyčia pateikia mums šitą pavyzdį? Todėl, kad Marijos Egiptietės žygdarbis yra atsakymas į mūsų dažnai paslėptą tokią jau galbūt net ir neviltį. Mes galvojam, aš jau nebepasikeisiu, per daug jau padaryta, per giliai puoliau. Ir kažkaip nusileidžia rankos. Tuo labiau, kad ilgainiui, bėgant laikui,
vis niekaip mums nepavyksta. Tačiau Marijos Egiptietės gyvenimas mums sako, nėra tokios nuodėmės, kuri būtų stipresnė už Dievo gailestingumą. Ji ne tik pasikeitė, pasitaisė, ji tapo šventąja. Ji ne tik nustojo nusidėti, ji pasiekė tokį tyrumą, kad kaip pasakojama, maldos metu pakildavo virš žemės. Ir čia mums svarbi pamoka. Mes dažnai norime greitai pasikeisti. Tik pradėjau melstis ir jau laukiu kažkokiu tai maldos vaisių. Ypač tą maldą, vidinę maldą atlikdami, praktikuodami, kreipdamėsi į Dievą, manom, kad jau ten dieną ar dvi pasimeldėm Jėzaus malda ir jau turėtume kažką tai jausti, kažką tai patirti. Ir nejaučiam, nepatiriam. Maža to, nesikeičiam. Niekas mumise lyg ir nevyksta. Ir štai norime, kad tai būtų greitai, tuo jau pat. Iš karto pajusti ramybę, lengvumą, džiaugsmą. Tačiau Marijos Egiptietės kelias buvo ilgas, 10 mečius kovos. Tai reiškia, atgaila tai ne akimirka, o kelias, kartais viso gyvenimo kelias. Tai ne vienas kažkoks jausmas, o nuolatinis darbas su savimi. Kartais žmogus išpažįsta nuodėmes ir mano, kad viskas jau praeityje. Tačiau po dienos ar savaitės vėl puola ir vėl ateina neviltis ir vėl nusvyra rankos. O šventoji Marija mus moko kitaip. Keltis ir eiti toliau. Nukritai vėl keltis ir eiti toliau. Ir neprarasti vilties. Dar viena svarbi pamoka tai yra ryžtas. Kai jis suprato, koks jos gyvenimas, baisus, nepakenčiamas geram, normaliam žmogui, ji netidėjo to vėlesniam laikui, nesakė, kaip mes dar kartais sakom, dar truputį pagyvensiu jau taip, kaip gyvenu, paskui jau atgailausiu. Ar ten pradėsiu nuo pirmadienio, ką nors naudingo sielai. Arba pradėsiu jau nuo gavėnios, arba nuo naujų metų. Ne. Ji pakeitė viską ir iš karto. O mes dažnai atidėliojame. Tačiau išganymas prasideda šiandien. Taip, tas kelias ilgas, galbūt ir visą gyvenimą trunkantis, bet pradėti jį reikia iš karto, dabar, ryžtis tam. Nes jeigu mes taip atidėliosim, tai ilgainiui vėl tampa tokiu įpročiu. Atidėjau kitam pirmadieniui. Lyg ir nieko neatsitiko. Nenumeriau, žaibas nenutrenkė. Gerai, bet pirmadienį taip ir nepradėjau. Vėl atidėjau dar kitam laikui. Ir vėl lyg ir nieko neatsitiko. Ir taip mes iš to dvasinio tingumo ir atidedam, nežinia kiek atidedam. Ir paskui staiga, jau ir Velykos, o aš nieko nespėjau padaryti. O jau ir gyvenimo pabaiga. O aš taip ir neįpratau melstis, o įpratau vis atidėlioti maldą. Taigi ryžtas imtis to, netidėliojant ir iš karto, ir nenuleist rankų kovoje, kiek jinai betruktų. Tegu bus ir ilgus 10 mečius, ir galbūt visą gyvenimą. Galiausiai jos gyvenimas, Marijos Egiptietės gyvenimas yra kvietimas į viltį. Kas bebūtume ir kaip toli mes bebūtume nuo Dievo,
Kelias pas jį yra atviras. Ir net jei atrodo, kad stovime prie šventyklos durų, šventovės durų ir kažkas mūsų neįleidžia, kaip Marija Egiptietė neįleido, ta nematoma tokia galia, tai ne pabaiga. Jeigu mes kažko negalim, jeigu mūsų neįleidžia, neprileidžia prie šventenybės, jeigu mes dar negalim pasiekti kažko, nors atrodytų, rankos atstumu yra šalia manęs, bet kažkokia jėga dar neleidžia, tai prisiminkim Mariją Egiptietę, nes jai tai buvo ne pabaiga, jai atvirkščiai tai buvo pradžia to pasikeitimo, kitokio gyvenimo. Ten prie užvertų durų prasideda tikras atsivertimas į Dievą. Tad melskimės, kad ir šventosios Marijos Egiptietės maldomis Viešpats suteiktų ir mums atgailos, kantrybės, vilties, neatidėlioti savo kelio pas jį. Amen.